Ir labas vakaras, mėly Gerovės link bendra keleiviai ir YouTube kanalo Gerovės link žiūrėtojai. Žinom, kad artėja didžiosios šventės, visi jau pradedam galvoti arba jau mėnesį galvojam, ką čia pirkti, ko čia nustebinti, laiko nėra, darbų daug, prieš naujų metų pabaigą reikia visokius priduoti ataskaitas. Nukelinėjam ir paskui paskutinę savaitę arba paskutinės 2 dienas prieš šventes užplūstame prekybos centrus, bile ką perkam, švaistom pinigus, o sausį vasarį sėdim ant grikių dietos. Tai dabar maža to, kad mes iššvaistom savo šeimos biudžetą, mes dar ir labai kenkiam su savo tom dovanom, kurios paskui pusę metų guli neatidarytos, niekam neįdomios ir visa kita. Ir kaip padaryti, kad šitos šventės būtų kitokios. Turiu svečią, kuris 4 metus iš eilės moko savo bendražygius, kaip reikia tvariai švęsti kalėdas, kad jos būtų ir sveikos, ir naudingos, ir smagios, ir išradingos. Ir elfas vardu Gitana Gelžinytė kviečiamas į mūsų studiją. Labas vakaras, Gitana. Rūta, aš sutinku, žinok, tikrai žmonės skuba, bet, ką padarysi, kalėdos tai neįsivaizduojamas be dovanų juk yra. Taip. Taip, ar ne? Mes, aišku, visiems tas dovanas ruošiam ir namiškiam, ir draugam. Ir labai teisingai pasakei, kad mes iš tiesų tiek skubame, jog pamirštame, kad dovanos ir dovanų pakavimas mums gali teikti malonumą. Ir tose didžiuosiuose prekybos centruose mes ieškome visokiausių dovanų pakavimo priemonių ir kartais nelabai jos gražios būna, bet mes vien tik tam pakuojame, kad būtų greitai, nes mes laiko neturime. Ir dėl to mano tas visas pranešimo tikslas yra toksai, ką dovanoti iš Envy parduotuvės, nes juk grožis, sveikata, švarūs namai, tai visiems juk yra svarbu. Ir tai dovanos yra prasmingos, tai dovanos yra ilgalaikės ir dovanos tai yra saugios mums ir gamtai. Ir dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, tai aš norėsiu paliesti tvarumą. Tai galbūt tu ir įjunk tą skaidrę, ar ne? Taip, mes šiandien su jumis pasidalysim labai smagia informacija. Mūsų elfas Gitana pasiruošė puikiai ir štai jūs galite. Tai va, Gitana, visas eteris tavo. Gerai. Tai va, antroji skaidrė yra apie tai, kad kompanija rūpinasi tvarumu jau prieš 50 metų, kai niekam nerūpėjo ta žodis ekologija, jau kompanija šitais dalykais rūpinosi. Jis sako, mes visada vykdėme tvarią veiklą, tačiau dabar tai dar svarbiau yra. Ir sekančioje skaidrėje aš noriu parodyti dovanas, kurias aš pernai supakavau ir užpernai. Va. Šitos dovanos yra supakuotos, žinote, kai ateina Envy dėžės ir ten būna daug tokių šiukšlių, ar ne, kad būtų saugios. Tai aš jas ištiesinau ir padariau zuikučius. Kitos dėžės yra irgi iš mūsų dėžių, kurios ateina. Vadinasi, čia jau skaitosi kaip antrinis panaudojimas. O tvarumas, tvariai pakuoti, aš noriu pasakyti, visada yra madinga, nes dar kodėl tai yra svarbu, nes visi žinom, bet aš vis tiek pakartosiu, mes mažinam atliekas, mes saugom gamtą, mes rūpinamės taršos prevenciją. Ir dar labai svarbus, Rūta, ką aš noriu pasakyti dalykas, kad tai tvarumas išlaisvina arba paskatina mūsų kūrybiškumą. Mes pradedam kūrybiškiau mąstyti. Ir dar vienas dalykas, kad mes rodom pavyzdį kitiem. Mes siunčiame žinutę savo draugams, savo šeimos nariams apie sąmoningą vartojimą ir apie rūpestį savo planeta. Yra taip skaičiuojama, kad Jungtinėje karalystėje kasmet sunaudojamas pakavimo popierius
galėtų apjuosti Žemės planetą, planetos pusiaują 9 kartus. Iš visų Kalėdų senelio po egle paliekamų dovanų tik 1% yra vis dar naudojamos po pusės metų. Tai kaip mums galų gale neužtvindyti tos gamtos tais blizgučiais įvairiausiais, o artimų žmonių neužversti tais niekučiais. Va čia apie Vilnių, Vilniečiams labai svarbi informacija. Vilniaus atliekų sistemos administravimo duomenimis gruodžio bei sausio mėnesiai pasižymi net 15% išaugusių atliekų skaičiumi. Plastiko, kartono pakuotės, smulki buitinė technika, stiklinė tara yra dažniausiai sutinkami daiktai prie šiukšlinių ir didžioji dalis yra vienkartinės pakuotės, blizgus pakavimo popierius, maišeliai, neretai pasitaiko ir sąrašo netitikusios dovanos. Tai aš manau, kad Kalėdos neprivalo būti našta gamtai ir tą kviečiu labai iš viso širdies tą asmeninį pokytį įgyvendinti jau šiais metais. Dabar, kas gali būti tos tvarios dovanų pakuotės? Mano pavyzdį dabar matėte. Tai gali būti laikraščiai, tai gali būti žurnalai, tapetų likučiai, vaikų piešiniai gali būti, tai gali būti seni žemėlapiai, popieriniai pirkinių maišeliai, popieriniai būtent. Stiklainiai gali būti, pinti krepšiai, medinės dėžutės, nenaudojami rankšluosčiai. Ir kartais net ir ta pati jūsų pakuotė gali būti kaip dovana. Aš nežinau, bet man tai asmeniškai, žinokit, tie visi plastikiniai kaspinai, tai yra taip neskanu ir taip negražu, bet dar kažkas vis tiek juos deda. Rinkitės siūlus, lininius kažkokius tai siūlus, blizgius siūlus. Ir labai yra dabar madoj, daug kas naudojasi tokia technika, sekančią skaidrę, Rūta, parodyk mums. Tai yra japoniška pakavimo technika, kuri vadinasi furoshiki, turbūt taip tarėsi. Ir ką tai reiškia? Jūs galbūt turite namuose kažkokių tai medžiagos skiautelių nereikalingų, galbūt turite kažkokią tai skarelę. Ir į tą skarelę, matote, šitokiu būdu surišti dovanas. Kas yra labai faina, kad čia atitinka bet kokius parametrus, nebūtinai ten apvali, kampuota, jūs bet kokią dovaną galite taip gražiai surišti ir įkišti kažkokią tai šakelę eglės, apelsino žievelę, tokių gražių dekoratyvinių mazgų. Na va, ir pakavimas bus malonumu. Ir jūs nustebinsit tikrai savo artimuosius. Na, o dabar aš norėsiu parodyti, ką aš pati sugalvoju, ką sugalvojo mano bendražygiai. Ir trumpai pakomentuosiu, kokie tai produktai yra supakuoti. Tai šiais metais sugalvoju tokį dižglis meduolį. Matote, į vidų dar galima įkišti ten saldainių, jeigu draugė ar kurią dovanosite labai mėgsta. Nes čia, sakyčiau, paskirtis, kai darbe keičiasi dovanėlėm, tokiom mažom, už 5 eurus. Tai idealu. Jūsų draugė gaus šveistuką, kurį aš vadinu stebuklinguoju šveistuku. Kodėl? Nes jis 4 kartus tvaresnis yra. Jis nebraižo paviršių, gali net per pėdkelnę braukti, jisai nieko nebraižo. Valyti galima viską, ir groteles, ir stalviršius, ir taip toliau. Na, o apie dantų šepetėlį, tai aš net nekomentuosiu, jį reikia keisti kas 3 mėnesius. Bet jeigu dabar aš pasigilinčiau, tarkime, apie tą dantų šepetėlį ir kad kompanijai iš tikrųjų yra svarbu tas tvarumas, tai jis yra be BPA, tai cheminė medžiaga, kuri naudojama plastiko gamyboje, dervų gamyboje, be PVC, kuris išgaunamas iš naftos ir druskos, ir be ftalatų. Va tokį šepetuką gaus jūsų draugė. Tai toliau sekanti dovana, tai būtų taip pat supakuoti šveistukai, jau 3 šveistukai būtų supakuoti, jau tokia biški prabangesnė dovana, kai galima keistis už 10 eurų, tarkime, darbe. Irgi paprastą baltą popierių, maišelį, kurį turėjau, spalvotas popierius skiautelė ir šitam seniui besmegenių, nesmagu visai besenės. Ir aš taip pagalvoju, žinokite, kad paskirtis būtų nustebinti draugą, kuris mėgsta gaminti, bet
jis dar yra ieškantis antros pusės. Ir jam visai nesmagu be tos senės. Toliau. Sekanti dovanėlė tai būtų aš su vienu batuku visur eiti galiu. Dabar čia yra supakuota į vienkartinę stiklinę ir gniužuliukas padarytas iš folijos ir viskas apvilkta su krepiniu popieriu. Ir aš įdėjau česnako vitaminus, česnako tabletes. Paskirtis, kam jinai turėtų būti? Auditorija visiems, nes česnakas yra nuo 99 ligų. Aišku, tai yra skaičius simbolinis, bet tai reiškia, kad jis yra nuo labai labai daug ko. Aš galėčiau išvardinti, žinokit, tos 99, bet apsistosiu ties keletą. Tai natūralus antibiotikas, reguliuoja cholesterolį, mažina kraujospūdį, saugo kepenis nuo pažeidimų, reguliuoja svorį, mažina riebalų kiekį, mažina juosmens apimtį. Oi, pavargau, žinokit, skaityti, saugo nuo atminties sutrikimų, kaulų sveikatai, priešvėžinė prevencija. Tai nuostabi dovana. Toliau. Jai ir jam. Čia uždėtos yra kepurėlės, žinote, kaip yra kiaušiniai sudėti, bet dabar aš jų nebematau, būdavo polisterinės tokios pakuotės, tai aš nukirpau tas galvutes, užpurškiau su sidabriniais klijais ir gavosi dovanėlė, kuri skirta šeimai, porai, galbūt tėvukams skirta, seneliams, uošviai ir uošviniai. Ir aš apie biotiną galėčiau pravesti visą paskaitą. Koks tai yra nuostabus papildas. Biotino sudėtyje yra ir vitamino C, ir kolageno yra, ir L-cisteino, ir glicino. Nes, matote, biotinas tai paskui čia 20 amžiaus pradžioje buvo išaiškinta, kad tai yra vitaminas B7. Ir jis padeda veikti daugeliu svarbių organizmui funkcijų. Ir angliavandenių apykaitai, ir riebalų apykaitai, reguliuoja cholesterolį, baltymų apykaitai. Ojojoj, kiek daug čia yra. Ir odos ir plaukų nagų būklei, nes biotinas, matote, padeda gaminti keratiną, tai yra pagrindinę plaukų, nagų ir odos ląstelių sudėtinę dalį, nervų sistemai, imuniniai sistemai. Jeigu, tarkime, trūksta organizmui biotino, tai pradeda žmogui slinkti plaukai, retėti plaukai, traška nagai, beria oda, žmogus yra pavargęs, nusilpęs, užkietėję viduriai ir biotino trūkumas trikdo geležies įsisavinimą. Tai čia matote, aš pasakiau tik tai vieną apie biotiną. O kolagenas, tai pasakysiu, tai ląstelių atsinaujinimui būtinas baltymas, kurį sintetina pats organizmas, bet esmė tokia, kad kas metai vis to kolageno po 1% mažėja. O su amžiumi, ypatingai kai yra menopauzė, tai žinokit, tas kolagenas jau yra suvalgomas, dėl to jisai būtinas menopauzės metu. Ir glicinas pagerina miego kokybę, o lecitinas tai viena yra iš amino rūgščių, kuri labai svarbi baltymų gamybai. O deilį, ką pasakysiu, kodėl vyrui skirtas yra deilį? Nes vyrams yra sunku išgerti keletą tablečių. Aš taip manau, kad sunku. Rūta, palinksė galvą. Ar nesunku? Sunku? Daug tablečių išgerti. Jeigu esi pasidaręs biomolą, ar ne? Tai dėl to vienoj tabletėj ras jūsų vyras ar draugas 20 svarbiausių vitaminų ir mineralinių medžiagų, o taip pat 4 augalinės medžiagas. Einam toliau. Nuostabi dovana. Nupirkit. Sekanti gaila, čia yra extra virgin kalėdų senelis. Dabar apie aliejų. Kodėl šitas aliejus yra labai geras? Na, aš nekomentuosiu, iš ko čia padarytas, matote iš veltinio, iš vatos diskelių ir viskas. Kokiais kriterijais turi pasižymėti geras alyvuogių aliejus? Pirmiausia, jisai turi būti extra virgin, toliau
Tai vadinasi ypač tyras, aukščiausia kokybė, turi būti išgaunamas šaltuoju spaudimu, be jokių cheminių tirpiklių, turi būti žemas rūgštingumas. Na, maksimum galėtų būti 0,8, bet pas mus yra idealu 0,3 rūgštingumas tik tais. Turi būti nurodyta ryškiai kokia kilmė. Čia nurodyta itališka kilmė ir rajonas yra Firenze, Carapelli Firenze, turbūt taip tarys, gamintojas. Ir pakuotė turi būti būtinai tamsinto stiklo arba metalinėje taroje, nes būtent šviesa, tenais oksidacija vyksta ir aliejus genda. Tai visais šitais kriterijais šitas aliejus pasižymė. Vadinasi, nuostabi dovana visiems, kurie mėgsta gaminti, nežinau, valgyti, kurie mėgsta, pasakykim taip. Na, eikim toliau. Aha, ten kažkur viena dovanėlė dingo, bet tai supratau. Čia yra senasis Sanitaizeris. Pas mus yra naujesnė pakuotė, nes matote, 4 metai vyksta šitas mūsų pristatymas, tai dėl to ta nuotrauka yra senesnė, bet dabar analogas yra augalinis valiklis. Ten jau alkoholio nėra, bet tai nuostabi dovana tiems, kurie keliauja, nes aš pati turiu automobilyje visada. Išėjus iš prekybos centro, aš visada nusivalau su valikliu rankas. Po apsilankimo ligoninėje, tu nepulsi ten namo kažkur ieškoti ten tų muilų. Išėjau iš ligoninės, iš karto imu tą valiklį. Tai, aš manau, tokia dovanėlė irgi keičiantis dovanom kažkur tai darbovietėje, gražiai supakavus, tikrai paskleis tokią humoro dozę, tokią fainą. Einam toliau. Statybos 2026 metais. Aš kai sakau, skiriu šitą produktą visiems statybininkams, nes mes esame visi statybininkai, mes statome savo organizmą. Tai yra būtina, nes nebūtinai čia paskirtis būtų sportininkams, tai yra ir tėveliams, ar ne, ir seneliams. Aš žinau, kad kažkas pirko šitą produktą, kur guli močiutė lovoje, nuo pragulų labai gerai šitie baltymai, nes tai mūsų statybinis blokas. Užtikrina visus 9 esminių amino rūgščių pusiausvyrą. Esminiai reiškia, kad kūnas negali pats jų sintetinti. Mūsų, jeigu tu sveri 60 kg, tai per dieną reikia 50 gramų baltymų. Baltymų mes negalime tiek gauti iš maisto, dėl to yra būtina čia visiems. Auditorija, tai sakyčiau, visi mes statybininkai. Na, kas ten toliau pas mus vyksta, kokia dovanėlė įdomu. Čia aš tą dovanėlę padariau, čia buvo supakuotas, puodelis Starbuckso buvo supakuotas. Tai aš jį panaudojau, nupaišiau plytas, vėl tos diskeliai ir įdėti, matome, micelinės servetėlės yra įdėtos ir muilas yra įdėtos. Aš irgi manau, tokiai draugiai visai būtų nebloga šita dovanėlė. Gerai, eikime toliau. Kas ten pas mus vyksta? Viliotojas. Aha. O dabar kodėl čia yra viliotojas? Čia yra muilas. Čia tokia smulkmenytė. Aš, pavyzdžiui, visada lankausi, prieš šventes, ne visada, pas manikiristę. Jinai mane visada pasveikina, kokią smulkmeną įteikia. Tai kodėl man nenuneš savo kirpėjai, smulkmenytės kažkokios, tai irgi savo manikiristė, gal draudikiai, kažkam tai ir ne, su kuriuo bendrauju. Tai, o viliotojas dėl to, kad nes jisai vilioja savo žolelių aromatu, kuris sudarytas iš eukalipto ir baltosios arbatos. Toliau. Advento žvakelė toliau būtų. Tai čia Kotryna sugalvojo advento žvakelę. Jis sakė, čia būtų skirta, kai darbovietė už 20 eurų susitarė, pasakysi dovanom. Tai čia bet kuriai moteriai, kuri dažosi lūpas arba kuri nesidažo. O kuri nesidažo, galima tą žvakelę padaryti iš vazelino, kuris yra juodame.
juodame indelyje. Tai galima rinktis ir kreminius dažus, ir matinius dažus. Ir jie yra, pasakysiu, nuostabus, nes jų sudėtyje yra šalavijo sėklų, yra ženčenio ekstrakto, yra taukmedžio sviesto, nėra jokių gyvūninės kilmės ingredientų. Ir produktas užregistruotas Vegans Society, turbūt taip tarės, ir daugelis produktų ten yra užregistruoti. Šį sertifikatą gauti yra, aš pasakysiu taip, žiauriai sunku, labai sunku, bet kompanija jį turi. Einam toliau. Tai būk energingas visą dieną. Čia Audronė tokią nuostabią dovaną supakavo. Paskirtis būtų, kas daug dirba, išsekę ir bent kartą išgirdėjai iš to žmogaus, oi koks aš esu pavargęs. Idealiai tinka studentam, kuriems yra šiuo metu atsiskaitimai, mamoms, kurios augina vaikus, sportuojantiems. Čia yra, matote, žalia XS radiola, kurios sudėtyje yra keturių augalų koncentratai. Tai yra rausvoji radiolė, žalioji arbata, špinatai ir barbadosinė vyšnia. Taip pat yra B grupė su spirulina. Spirulina tai yra melsvadumblis, dažnai vadinamas supermaistu. Taip pat matome elektrolitus. Čia irgi mano tėvukui, pavyzdžiui, yra 80, jam liepia gerti elektrolitus. Nes sako, gydytojas, sako, tavo yra žemas spaudimas. Ir būtent tai auditorijai, kur žemas spaudimas, nes čia yra kofeino jame. Ir visiems, kurie, tai yra nuostabus dalykas, kai važiuoji keliauti. Jeigu pakyla temperatūra, visada turėk elektrolitų ir tau padės. Matome toliau XS gėrimas, tai pasakysiu, taip aš jį vadinu Fantos skoniu, nes jame yra apelsinai, kinkanai, sudėtyje nėra cukraus, tik 10 kalorijų, labai didžiulis B grupės vitamino kiekis, padeda sumažinti nuovargį ir išsekimą. Bet Rūta, mane labai vilioja, žinok, tie saldainiai Geiša. Ką tu galvoji apie tai? Kad per Kalėdas galima. Galima per Kalėdas, ar ne? Jeigu ten 0 cukraus, suvalgius tą vieną saldainį. Tai taip užsimaniau dabar. Gerai, einam toliau. Auksinės pasakos kremas toliau turėtų eiti. Šita dovana laimėjo 1 vietą šiais metais. Tikrai moteris pakavo ją iš širdies. Jinai yra dėsto dailę, dėl to čia tokia jau kūrybiška dovana, matom, tos visos žvaigždutės gražios padarytos yra jos rankomis. Ir tai yra dovana skirta brandžiai moteriai, mamai, močiutei, tai yra atnaujinantis kremas, kuriame yra špinatai, ciberžolė, kepenės žiedų mišinys ir atjaunina odą apie 600%. Tai labai gera dovana, prabangi dovana, bet gera. Ir toliau kas eina? Taip, Gitana, bet mes, žinok, turbūt turėsim prasibėgti per likusias dovanas, nes mes jau beveik išnaudojom. Tai labai gerai, kad pasakei. Aš taip ir sakiau, kad pasakei. Tai aš manau, kad mes galim prasibėgti ir paskui dar gal pavyks pakomentuoti kelis, su smagia muzika. Prasižiūrėsim, kaip dar galima kūrybingai supakuoti dovanas.
Tai va, Gitana, labai nuostabus konkursas ir kiek variantų, ohoho, čia turbūt net ne visi sudalyvavo, kurie buvo pakviesti ir atsiuntė savo nuotraukas. Taip. Žodžiu, žmonės atsiliepia į tą tvarumą, atsiliepia į tą norą kitaip švęsti Kalėdas, yra jiems svarbu šitie dalykai. Žinoma, svarbu. Aš manau, turi būti visiems svarbu. Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad tokią iniciatyvą tu turi ir skatini ir mes savo grupėje irgi prisijungsim prie šito konkurso, kitais metais dalyvausime visi būtinai. Ir dabar aš norėčiau, kad kadangi šventės jau visai nebetoli, gal tu galėtum mums kažką mūsų bendražygiams ir mūsų YouTube kanalo žiūrovams palinkėti. Aš žinojau, kad tu to paklausi. Todėl labai pasiruošiau. Tai labai noriu pasakyti taip, brangieji, mėlyjeji, kad mes gyvename laiku, kai privalome itin rūpintis vieni kitais. Užtikrinti, kad būtumėm sveiki, kad būtumėm saugus, kad išklausytume vieni kitus, nes tas žmogiškas ryšys yra pats svarbiausias. Tik jisai sukuria mums tą tikrąjį Kalėdų stebuklą, tas didžiausias vertybės, šiltus tarpusavio santykius, norą bendrauti, dalintis dėmesiu. Ir tokiais pat principais paremtas ir tvarumas, kai prioritetu tampa ne vartotojiškumas, o rūpestis gamta, planeta ir aplinkiniais. Nu, koks puikus elfas ir ačiū labai tau, Gitana, už tokius palinkėjimus, už tokią išmintį, kad tą planetą paliktume ir savo anūkams, ir proanūkiams, kad jie galėtų džiaugtis tą visą grožį, ką mes matome ir tikrai prie to prisidėti. Labai tau ačiū, kad radai laiko ir mums papasakojai. Iki kito karto. Iki. O mėlieji žiūrovai, su jumis dar atsisveikindama pasakysiu, kad mūsų parduotuvėse galima gauti dovanų, nuostabias kaldras, kurios yra labai minkštos, labai pūkuotos ir jas tiesiog galima gauti kaip dovaną, kai įsigysite tam tikrą kiekį produktų ir tiesiog gausite savo kalėdinę dovaną savo pačiam arba kažkam iš artimųjų. O dabar aš norėčiau su jumis pasidalinti paskutiniu video apie mūsų kompaniją, kuriai tvarumas rūpėjo nuo 1959 metų. Ir iki kito trečiadienio labai tikiuosi, turiu jums pašnekovą labai įdomų, tikiuosi, kad jis sutiks pasidalinti ir pasimatysim dar ir kalėdiniuose pietuose gruodžio 28 dieną Vilniuje. O štai jums ir video. What if sustainability was not a new idea? What if a passion for nature and concern for the planet was more than a modern initiative? What if it was simply part of the formulation of products which are mindful of their impact, created in facilities that incorporate renewable and innovative sources of energy? What if environmentally conscious programs were the standard, and manufacturing was focused on reducing waste, recycling, and reusing materials, with sustainable intentions at each step, maintained all the way to your door? And what if all of this commitment inspired a culture of compassion and generosity across the globe, carried out by our most influential leaders? From the smallest human touchpoints that have led us here, we believe that helping people live better, healthier lives starts by making our planet better and healthier. Because at Amway, sustainability is not a new idea. It's a part of who we've been all along.